puede ayudar, ¿por qué no puede? Ar gali man padėti atsisėsti? Vat mes atsivedėm į studiją dar tokį žemdirbių atstovą, kuris irgi turi savo nuomonę apie Europos Sąjūzą. Ateik, Žemindė. Ateik. Ateik. Labą dieną. Va, aš esu tiesus, pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš kalbu nuo žemdirbių. Nuimk kanopas nuo stalo. Nuimk kanopas nuo stalo. Kur padėti? Ant pimpalo padėk. Gerai. A kaip tu įdomu su savo kanopom savo šitą siusuoji. Minda siusuot nemoka. Nemoka siusuot. Kiaulė. Užsičiauk. Kiaulė. Kaip tu pimpalo laikai su kanopom, kaip jis tau nepraslysta. A tu su boba buvai kada nors? A tu kada su boba buvai? Šiandien iš kanopos. Čia. Nereikdavo aiškyti. Juokausys čia man. Jumorėlis. Kažkoks tai visai. Šau. Kągi. Na kągi. Turiu pasirašęs keletą dalykų. Ei, ar man reikalinga Europos Sąjunga? Kiauliai aišku, kad ne. Nes Briuselis nepaaiškins, kada sėti, kada pjauti. O dar privers pigių bulvių ir gilių iš Europos Sąjungos. Tai visos kiaulės, kur žemė arė, žinosime, kur mes nueisime. Čia, gerbiamas Mindaugai, norėčiau įsiterpti. Vat, pavyzdžiui, paprasti kaimiečiai Lietuvoje. Tie nesveiki žmonės, seniukai, kur sako, ne saulelė, o saulelą. Saulelą, vabalėlas, žemėlą. Nu ir kas saulelą, nu ir kas? Nu ir kas? Auksadanti, nu ir kas? Aš gal ir auksaburnis ir auksadantis, o tu esi nuo žagrės nulypęs kiaulinas. Aš gal ir smirdanti kiaulė, bet esu kiaulė. Aš išsakau, kad tu kiaulė. Nu ir kas? O tas per šakas, kiaulė tu. Kiaulė tai kiaulė, nu ir išeisiu. Nu ir eik. Nu ir einu. A tu neišdrįsi iššauti. Neišdrįsi iššauti. Aš? Ne, Puškinas. Klausyk, Mindaugai, apsiramink, nereikia, aš suprantu, šiaudų. A ko tu jį gini dabar? O ką aš negaliu ginti, kas čia dabar diskusija? Pavasi, kaip švirda Europos Sąjunga pas mane šiknojus. Dabar klausyk, tai tau Mindaugas duos pavastyti kai ką kitą. Uostyk. Duok. Patinka? Taip. Tai aš kiaulė, ne? Taip, tu kiaulė. A, tai tada. Ai! Čia spektaklis vaikams ar čia komedija kokia tai? Čia tragikomedija. Čia tragikomedija taip ir būna, kai nepriima į Europos Sąjungą.